Didysis Dzūkijos akmuo yra Nemunaičio seniūnijoje, Vangelonių kaime, pušyne. Pušynas štai va tokius. Yra truputis ir lapuočių šitą miške. Taip, jisai yra didžiausias Dzūkijos riedulys ir 9 pagal dydį Lietuvoje. Akmuo vadinamas Dzūkijos puntuku arba didžiuoju Dzūkijos akmeniu. Jo aukštis yra 3,82 cm, jo ilgis 7,10 cm ir plotis 4,58 cm. Šis akmuo yra saugomas valstybės gamtos paveldo objektas. Tai va, tokį riedulį turi Alytaus rajonas, Nemunaičio seniūnija ir Vangelonių kaime. Jinai randasi. Tai va. Dar viena legenda byloja apie šio akmenio atsiradimą. Yra pasakojama, kad netoli čia kažkur tai pelkėje gyveno velnis, kuriam vis trukdydavo Nemunaičio bažnyčios varpų skambesys. Tai jis norėjo nueiti į kaimą ir sugriauti bažnyčią ir nešėsi didelį akmenį bažnyčiai sugriauti, bet neįvertino savo jėgų ir pakeliui nešant akmenį iki Nemunaičio pradėjo giedoti gaidžiai. Jis išsigandęs gaidžių metė akmenį ir pats greitai bėgo atgal į savo pelkę. Tai va toks yra padavimas dar apie šitą akmenį. Nu va, galima įvertinti akmenį, jisai tikrai yra labai labai didelis. Ir toks įspūdingas, gražus ganėtinai. Žiūrėsim. Šiek tiek apsamanojęs. Nu va, toks šitas akmenėlis. Didelis ir gražus. Tai tiek iš Vangelonių kaimo toks tas reportažas. Iki naujų susitikimų. Iki!